2009 m. gegužės 31 dieną Tarptautinės vaikų gynimo dienos išvakarėse sostinės Vinco Kudirkos aikštėje vyko originali saugaus eismo akcija Saugus kelias su šalmu, kurios metu žymus žmonės priminė vaikams ir suaugusiems, kaip svarbu dėvėti šalmus važinėjant dviračiais, bei paragino laikytis saugaus eismo taisyklių. Akcija Saugus kelias su šalmu tradicinio nuo 2005 vykdomo saugaus eismo projekto Eismo klasė renginys, kuriuo siekiame atkreipti dėmesį, jog prasidedant vaikų vasaros atostogoms nelaimių rizika keliuose labai išauga, todėl visi eismo dalyviai turi būti atidesni, kad būtų išvengta nelaimių kelyje. Prie akcijos prisijungę Lietuvos Rytas krepšininkai bei šventės dalyviams koncertą dovanojusi grupė Scamp pasirašė ant dviratininkų šalmų. Vėliau juos vaikai išsidalijo smagioje viktorinoje. Kokiam šviesoforo signalui šviečiant mes galime bėgti per gatvę? Teisingas atsakymas, pirmas šitas berniukas atsakė raudonais marškinėliais. Ar automobilis turi praleisti dviratininką? O kaip dviratininkai gali važiuoti? Iš galo, vienas priekyje, kitas iš galo. Visiškai teisingas atsakymas. Mažieji akcijos dalyviai savo kūrybiškumą atskleidė improvizuotoje dailės studijoje. Dviratininko šalmas – tai ne tik būtina saugumo priemonė. Kuo daugiau šalmuotų dviratininkų, tuo spalvingesnis miestas. Džiaugiamės, kad žymus žmonės entuziastingai palaikė mūsų iniciatyvą. Jie geriausias pavyzdys vaikams. Svarbiausia, kad važiuotum saugiai, šalmas, sakykime, ten nevažinėti kelių galbūt, kur yra šaligatviai ir specialūs takai ir dairytis į visas puses. Tikime, kad jų kvietimas naudoti saugumo priemonės važiuojant dviračiu vaikams paliko gilų įspūdį, o tėvelius paskatino daugiau dėmesio skirti vaikų saugumui. Akcijos dalyviai ne tik pasirašė ant dviratininkų šalmų, bet ir ant saugaus eismo patarimų knygelių, kurias kartu su atšvaitais dovanojo vaikučiams. Šviečiamoji saugaus eismo programa ketvirtokams Eismo klasė Lietuvos mokyklose vykdoma jau 4 metus. Eismo klasės užsiėmimai ypatingi tuo, kad mokiniams pasakojama apie saugų eismą, įtraukiant praktinių situacijų keliuose demonstravimą su specialiai paruoštu automobiliu. Nuo 2005 metų Eismo klasė jau aplankė per 470 šalies mokyklų, o saugaus eismo praktiniuose užsiėmimuose dalyvavo daugiau kaip 11 000 4 klasių moksleivių. Eismo klasė labai laukiama vaikų ir jau pripažinta Lietuvoje. 2007 metais Vidaus reikalų ministerija projektą pripažino geriausiu ir efektyviausiu prevenciniu projektu.